Laidą pristato legendinis valas Sufix. Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien mūsų didelio kompanija, Marijonas visiems žinomas, kuris visą laiką man trukdo žvejoti žuvį ir aš vėl nepagausiu nieko. Janas, Lietuvos rinktinės narys, netrukus važiuoja į Ukrainą atstovauti Lietuvą pasaulio čempionatai. Komandos vadovas mūsų geras bičiulis. Mūsų idėja šiandien Minijos upė, ešeriai, guminukais, kažką norime šiandien pagauti. Janas, manau, mus nuteiks į tas vietas, nuves, kur iš tikrųjų yra ešeriai. Lietus. Nieko, mes pripratę. Sėdam, plaukiam, dirbam. Minijos upė. Senokai mūsų čia bebuvę. Iš tikrųjų pagalvojame, kad tikrai dar daug žvejosime Minijos upėje. Iš ties, kuo labiau šalo orai, tuo įdomiau čia žvejoti. Ir ne tik ešeriai, vėliau čia prasidės ir stambių kojų žvejyba, paskutinės žūklės prieš uždarant sezoną. Na, o šiandien mus lydi Janas, kaip jau pristačiau, Lietuvos rinktinės narys. Žmogus sportininkas, kuris kaip išpratėjęs moka gaudyti ešerius vieną po kitą, kaip iš automato ir žinoma, jis tiesiog žino tas vietas, kuriuose Minijoje laikosi ešeriai. Žinome jas ir mes, bet idėja tokia, kad visada su Janu smagiau, nes jis greitas, benzininiu varikliu, aplaksto, apieško dabės, greit man papasaka, kas, kur, kaip, ant ko, ir galvoti patiems nereikia. Iš tikrųjų reikia, žinoma, patiems galvoti, nes vis dėlto žuvį gaudyti reikia visiems. Na ir kaip jau sakiau, šiandien mūsų tema nedideli ešeriokai, vadinamojo mikrodžigo, tai yra nedideli guminukai ir žvejyba liaunais žuklės įrankiais. Tai pirmasis sustojimas ir tik įrodymas, kad ešerių jau upėje yra, nes vos po pirmųjų pravedimų štai tokie visai neblogi ešeriokai, ne patys galingiausi, ne patys didžiausi, tačiau stveria mūsų masalas ir tai yra smagu. Svarbiausia, kad mes atvykome čia ir visiškai nesvarbu, kad yra lietus. Svarbu, kad gauname per nagus, čia gaudami ir tai yra gerai. Vis dėlto ploni valai, nedideli guminukai, jautrus. Kad tai tik privalumas žvejant štai tokius dirižuotus, džiaugtis gerųjų kibimu upėje. Ešeriokai šiandien pikti, pakankamai agresyvus ir svarbiausiai, kaip jau sakiau, kad juos atrandė. O kas žvejoja nedideliais guminukais, tai žino, kad taip, tokia žvejyba iš ties smagi tada, kai ešeriai kimba kaip išpratė, kaip iš kulkos vaidžia. Na, lydekos, kaip matote, nekimbo. Jis kažkodėl sugalvojusius pasigauti kitą žuvelioką ir plaukia apie mūsų valtį, visiškai nekreipdamas dėmesio į masalus. Apie lydekas iš tikrųjų šiemet dar daug kalbėsime. Dabar lieka ieškoti tų vietų, kuriuose šiandien bus ešeriai ir, kaip matėte, atradę vietą lupame vieną po kitą, iš vienos, iš kitos valtės, tiesiog džiaugiamės jų gerų kibimu ir kalbame apie tai, kad jau metas kalbėti apie ešerius, vis dėlto laikas pats geriausias ir ešerius dabar meškeriotojai pradeda gauti tai ne tik upėse, bet ir įvairiausiuose Lietuvos ežeruose, tvenkiniuose, mariuose, įlankose. Ešeriai dabar taip prieš žiemą būriuojasi į pakankamai didelius būrius, aktyviai maitinasi ir jų žuklė išties įdomi. Va, ir mūsų laidos bičiulis gražiai pademonstravo ešerį ir žiauriai negražiai išmetė iš viršaus, už ką gavo pakankamai daug pamokų. Šiandien mūsų tikslas kartu su manim pabandyti Shimano kurtus skirtus mikromasalam. Apie masalus mikro nekalbėsime, yra pilna įvairiausios žuklės parduotuvėse, kas kokius mėgsta, tas tokiais gauda. Spalvų begalė, galvakablių begalė ir ne tas mūsų tikslas. Mūsų tikslas šiandien išbandyti dukuotus, nes Lietuvoje spiningavimas mikromasalais iš ties populiarus, ypatingai dabar rudenį, kai prasideda ešerių kibimai ir jie būriuojasi į didelius būrius. Ir Shimano yra sukūrus keletą kotų būtent tokiai žukliai ir vienas iš tokių labai nebrangių Alivio Super Sensitive kotas, prieinamas kiekvienam meškeriotojui, su kurio šiandien aš gaudysiu, ir Mariaus Katana irgi Super Sensitive. Super Sensitive reiškia super jautrus. Vėliau aš apie juos dar daugiau papasakosiu, įklijuotą galūnėlę, kodėl jie jautrus, bet
pradžia yra, po keletą ešerių ir pagavom ir svarbiausia, kad labai gražiai jaučiasi. Tas kibimas, tas pravedimas, džigaujant, lengvai mėtai tą galiuką, prasukimas iš karto 5 gramų galvakablės, pakankamai gilioje upės vietoje, labai gražiai dirba, atsiliepia ir mes matom kiekvieną kibimą. Tai meškeriotojai, kurie dar galvoja apie kažkokius nebrangius kotus, kurie nori tik pradėti savo žūklę, mikromasalais, manau, bus patenkinti tokius įsigiję. Aišku, viską rezimuosim po šios dienos žūklės. Ešeriai pakankamai greitai apsigaudo ir vėlgi Janas, žiūrėdamas į savo gilmatį, ieško naujų ešerių vietų. Kaip šiandien įsitikinsime, kad taip, ešeriai nestovėjo vienoje vietoje, migravo po visą upę ir jų gaudimas varikliais taip pat buvo pakankamai įdomus, nes vienoje kitoje vietoje pagauni tą vadinamąjį būrelį, pakankamai greitai jis apsigaudo, kibimas ir vėl ramu. Todėl vėlgi šiandien turime Jungą, kuris dirba inkaruotojų, pastoviai kilnoja inkarą ir džiaugiamės kartu ešerių žvejybą. Vienas kimputas stambesnis, štai tokio dydžio ešerys, tai jau gražus pranešimas, kad ešerių upė pilnėja ir ne tik rudenį, ir ne tik vėlyvą rudenį, bet ir žiemą minėjo, mes turėsime ką veikti ant ledo. Taip jau būna, kad iš kuršmarių pakyla pakankamai didelės ešerių pajėgos ir lieka čia žiemoti. Tikrai neaišku kodėl, nes ne vienoje upėje taip yra. Lygiai tas pats vyksta ir su Pamario Šventaja, ten iš Baltijos jūros, bet tikiuosi, kad iš Kuršių marių per Baltijos jūrą migruoja ešeriai ir vėlgi atvyksta visas būrys ir pasilieka žiemai. Velniai žino, gal kuršmarės jie ten visi nepasidalina maisto, gal tiesiog kažkokia ešerių banda turi įprotį žiemoti upėse, vienoje kitoje ir puikiai kibti ne tik žvejojant mikroguminukais, tačiau žvejojant ir avižėlėmis. O visą tai dar ateityje, o dabar tiesiog džiaugiamės, visiškai nesvarbu, kokią gumą dėsi, kokios spalvos, kokį variantą. Tiesiog, jeigu radai būrį ešerių, įmėti ten savo tą gumą, barkšteli porą kartų galiuku per dugną, džiga šokteli, teršt kibimas. Žodžiu, kaip jau sakiau, nieko visiškai sudėtingo. Bet vėlgi, ešeriai apsibaido, dar pastovi toje vietoje 15-10 minučių ir vėl plaukykit. Dėti būtina minėjai. Šitą pastebėjom, kad iš principo ešeriai nesilaiko vienoje vietoje, migruojantis kažkur tai sustoja, tokia aiškesnioje vietoje, kur ant dugno yra kliuvinė arba perkritimas. Apsigaudo pakankamai greitai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir rimsta ir iš karto reikia keisti vietą. Gerai, kai mes čia viską žinom atmintinai, o šiaip iš principo tai be gilmačio nebūtų taip lengva. Vis dėlto gilmačiuose reikia žiūrėti, kur laikosi mažų žuvų būreliai, kur jas vaiko ešeriai. Ten ir stoti perkritimai įvairiausi. Nors čia minė pakankamai vis ir vienoda, bet yra tam tikros dabelės, prie kurių daugiau ar mažiau stovi ešeriai ir jos galima gaudyti. Tai va, taip pat truputį judam. Sustojam. Vėl žuvaujam. Judam, sustojam. Žuvaujam. Kol kas minijos ešeriai nestovi vagoje, jų vaga pačią upės centrą, jie pradės lysti, kai vanduo ryškiai atšals, ieškos dar didesnių ir gilesnių duobių, o dabar jie laikosi ant vadinamojo pirmojo šlaito. Tai apie kokius 5-7 metrus nuo kranto, reikia gal geriau mesti į krantą arba į upės vagą, bet tada jau atsistoti ant vadinamosios briaunos, nes būtent ant pirmojo kritimo stovi visi ešeriai ir tai tik įrodymas, kad tai ne vietiniai ešeriai. Vis dėlto vietiniai jau turi savo vietas, kuriuose gyveno, o šitie pasirenka tokią paprasčiausią slėptuvę, pirmąją briauną, prie kurios jiem paprašiau tykoti masalo, grobio, o šiandien jie ryja visiškai viską ir pakankamai aktyviai ir aišku, kad tai atėjūnai, kurie valgo ir valgys viską, ką jiem tik paduosi. Tam, kad prieš žiemą, tada, kai medžiagų apykaita bus lėtesnė, jie jau turėtų pakankamai storą ir gerą riebalų sluoksnį ir jiem beliks žiūrėti į mūsų avižėles.
va, tokia pirma mūsų laidos dalis. Aš manau, kad čia viskas labai gerai. Ar jums gerai, kolega? Viskas blogai, netrukdyk man. Jam viskas blogai, o mums viskas gerai ir galvoju, metas pailsėti nuo mūsų. Minėjai, kaip matote, ešerių yra, aišku, tikimės rasti stambesnių. Žiūrėsime, kaip visą tai bus antroji dalyje. Dabar ilsimės. Palauk, kliovas. Ne. Tęsime mūsų laidą ir šiandien mūsų laidos tema – ešerių žvejyba Minijos upėje nedideliais guminukais, o mūsų laidos svečias visažinis ekspertas Marijonas Mikutavičius. Mažas ešeriukas. Nemažas, pagalvoju. Normalus. Štai koksai. Stora kupris. Kaip sako lietuvių kalbos mokytoja, kupriukas muzikantas. Nu, palyginam. Kažką didesnį. Kur? Va. Tai aišku mano. Nu, mano didesnį. Mano didesnis. Nu, man kam? Nu, pažiūrėk. Nu, pažiūrėk. Nu, pafilmuok. Nu, gerai, vat pafilmuok, kieno didesnis. Tai aišku mano. Aišku mano. Aklam čia aišku. Ai, man tai negaliu. Visą laiką su manim ginčiasi, pas ką didesnis ešerys. O, knygutės, Biblija. Šitą reikia perskaityti, aš nežinosiu, kaip užišt valandą. Taip, Pauliu? Taip. The most durable small diameter braid, cast after cast. Akivaizdu. Mariukai, manau, kad turiu lydeką gerą. Lydeką? Kažkaip įdomi šiandien. Taip. Gal pamą? Va, tokie būna dalykai. Galit pasižiūrėti. Viską sąžiningai burnyte. Parodyk ant kokio guminuko, aš tik lęšius dabar gaudysiu. Ant raudono, Marka. Nieko savo. Neturim patsačiko. Vai, kaip viskas snargliavo visą valandą. Aš žinokit, šitas tai žvengia be sustojimo, bet iš tikrųjų tai
Tai yra visiškai normalu. Visas į burnytę, rudenį karšiai, matyt, užsinorėja kažko tai. Nu, šiaip guminukas panašus į kažkokią, ne? Odo trūklių lervų koštus. Didelis Mariu. O, tai grožis. Oho. Tai koksai mano. Nu, gerai, tavo didesnės. Nu, parodyk. Nu, tavo didesnės. Nu, parodyk. Nu, aš nesiginčiu. Nu, parodyk. Aš nerodysiu. Negaliu dabar. Dabar negaliu rodyti, nes tavo Nu, parodyk, Paulius. Negaliu dabar. Nu, aš nesigirsiu, žinai. Tu girsies, negaliu dabar. Nesirodyk, parodyk. Nu, Negaliu. kas pasimašus? Tai va, taip sėkmingai gali čia leisti minėjų laiką, netgi kaip matėte, kimba dubliais. Iš tikrųjų, patys didžiausi ešeriai, didieji ešeriai, jau iš marių pasirodė pirmieji ešeriukai, tai taip ir būna visą laiką minėjai, kad iš marių jie atplaukia čia, ruošti žiemai, maitintis. Ir jau kaip matėte, pakankamai daug jų yra būrių, bet su kiekviena diena jų bus vis didesnių ir didesnių. Aišku, gal mes nespėjom čia jau traukti vieną po kitą. Aišku, vanduo nuskaidrės, vėlgi dar reikės ir atrinkinėti tas spalvas, ieškoti variantų, bet manau, kad kiekvienas čia atvažiavęs meškeriotojas gali puikiai praleisti laiką. Žuvies minėjai tikrai daug. O kaip technika, ką apie ją čia daug pasakot, tas vadinamas džigavimas, nieko čia stebuklingo ir naujo, čia niekas neišranda. Aišku, viena, kad jautrus kotai, sensityvai, kad matytumėt kiekvieną barštelėjimą, tą turgaliuką ir džiaukitės. Mes džiaugiamės. Aš galvoju, dar kelios žuvis baigiam, plauksim. Aš tiek, šiandien laikas praleistas super. Ar ne, Mariu? Taip. Kaip tavo upė minė? Ar graži, Mariu? Kaip jin tavo atrodo? Ar įdomi? Nieko. Ne, tikrai graži. O kuom tau graži jaučia? Nu, aš matai, nedaug upių gyvenime matęs. Aš matęs tik šitą ir mano vaikystės Lazdijuose, pro Lazdijų miestelį teka toks upelis Lazdija. Tai aišku yra ką su kuo palyginti. Taip. Tai Lazdija, reikia pripažinti, nusileidžia miniai pločių ir karvių gausa ant kranto. Lazdija nieko panašaus neturi. Karvukės, gal nori duonukės? Turim duonukės ir vieną agurkuką. Karvukės. Kągi, tokia mūsų šiandien buvo pakankamai dinamiška laida apie ešerių žūklę. Jeigu iš tikrųjų pagavome jų pakankamai daug, jeigu nebūtumėm paleidinėję, tai būtų geras, didelis kibiras ešerių, kurių mums visiškai nereikia. Svarbiausia, kad tų gražių smūgių per nagus gavome. Pabandėme, kaip jau sakėme, su Marijonu kartu naujus kotus. Esame jais patenkinti, rekomenduoju visiems meškeriotojams. Tiesiog graži diena žvejojant Minijos upėje, džigaujant ešerius, ne pačius galingiausius, ne pačius didžiausius. Tačiau tokia ir yra žvejyba, kad ne visada gali lupti kilograminę žuvis. Bet štai tokie vidutiniokai, manau, pats tas kiekvienam meškeriotojui. Pabandykite ir jūs. Galvoju, tikrai laiką praleisite puikiai. Nepamirškite, kad kuo daugiau paleidžiate žuvies, tuo daugiau jos bus upėje ir kitąmet. Jeigu apibendrinti šios dienos žūklę, galvoju, nieko čia super sudėtingo nėra. Tais guminukais minė, kaip jau sakiau, kiekvieną dieną duos daugiau žuvies.
kuo labiau atšals vanduo, o kai vanduo atšals, mes būtinai žvejosime lydekas. Ir nepamirškite, kad šiuo metu žuklės parduotuvėse vyksta X-Repo, tos vadinamosios akcijos, kur begalė meškeriotojai perka savo 4 voblerius, gauna momentinės dovanas ir automatiškai dar laimi galingus prizus. Kiek žinome, jau 3 nugalėtojai yra, kitoje laidoje būtinai jos paskelbsime, bet jūs žiūrėkite, nes tai iš tikrųjų masalai, kurie gaudo lydekas. Bet ir viskas, ką norim parodyti šitoj mūsų laidoje. Marija, ačiū tau už kompaniją. Ačiū, Pauliau. Išbandėme tos jautrius pinigus, gerai pabuvome. Man labai patiko. Prigaudėme kalną ešerių ir galvoju, kad Marka gaila, viskas baigėsi atostogos pajūrį, išvažiuoja į Vilnių ir susitiksim nežinau kada. Stintų kokią nors žvėją? 2020. Ne, tradicinė plekšnė nuo kranto, būtinai. Tradicinė plekšnė. Būtinai. Aš ten būsiu. Viskas šiandien nei žvyno, nei degos ir lygiai po savaitės. Dabar aš turiu pirmas. Ajajaj. Bet aš žinok, pabaigęs nupurtysiu tave. Sudegink jų. Acá nosotros a esto le llamamos señuelo. Ropi, rápala. ¡Ya pala!